Labas, šiandieną pakalbėsime apie biudžeto optimizavimo funkciją, kurią galite rasti kampanijos apačioje štai čia. Ši funkcija yra skirta tam, kad galėtumėm patogiai išskaidyti biudžetą, kai leidžiame daugiau negu vieną adsetą ir norime, kad pats Facebookas pagal kampanijos efektyvumą paskirstytų biudžetą savarankiškai. Tai šią funkciją dažniausiai naudojam, kai kuriame daugiau negu vieną adsetą ir jinai yra skirta tada, kada mes kuriame daugiau negu vieną adsetą. Jeigu mes šią funkciją įjungiame, tada įrašome sumą, dažniausiai kaip prieš tai žiūrėtose dirbtuvėse kalbame apie lifetime biudžetą, įrašome sumą laikotarpio, per kurį mes reklamuosimės. Ir tada Facebookas, kai mes sukuriame adsetus ir jau paleidžiame reklamas, Facebookas savo nuožiūrą pagal kampanijos rezultatus paskirsto biudžetą. Pavyzdžiui, turime A, B, C adsetus, auditorijas kitaip vadinamas, ir B auditorija generuoja daugiau konversijų negu A ir C. Tada Facebookas didžiąją dalį biudžeto skirs B kampanijai, kuri daugiausiai generuoja konversijų, ir A ir C auditorijoms skirs biudžeto mažiau. Tokiu būdu, jeigu jūs turite daugiau negu vieną tinkamą, ištestuotą gerą auditoriją, jūs tokiu būdu galite tiesiog visas tas 3 geras auditorijas ar 5, kiek jūs ten kursite, tiesiog jom leisti dirbti vienu metu ir tiesiog leisti Facebookui pačiam tas auditorijas tinkamai valdyti pagal jų efektyvumą. Tačiau, jeigu jūs norite testuoti auditorijas, tada biudžeto optimizavimo funkcija netinka. Todėl, kad, kaip prieš tai minėjau, Facebookas paskirsto biudžetą nepolygiai. Jeigu mes norime testuoti auditorijas, mes turime matyti, kiek už vienodą biudžetą auditorija sugeneravo mums pardavimų, mums sugeneravo kažkokių lydsų ar kontaktų, priklausomai, kam mes optimizuojame mūsų reklamą. Tai jeigu mes testuojame, mes turime tada išjungti šitą funkciją ir kuriant skirtingus adsetus, biudžetą nustatyti šioje vietoje kiekvienam tokį patį. Ir tada mes tinkamai ištestuosime auditorijas, nes kiekviena auditorija turės vienodą biudžetą, vienodą laikotarpį ir tokiu būdu mes pamatysime, kiek už tą patį biudžetą kiekviena ta skirtinga auditorija sugeneravo rezultatų. Tai apibendrinant, jeigu mes jungiame biudžeto optimizavimo funkciją, mes leidžiame Facebookui pačiam paskirstyti biudžetą pagal auditorijos efektyvumą. Jeigu mes norime testuoti arba vienodai išleisti biudžeto kiekvienai auditorijai, tada biudžeto optimizavimo funkcijos mes nejungiame ir rankiniu būdu kiekvienam adsetui, kiekvienai auditorijai mes nustatome biudžetą. Taip pat, toks off-topikas, taip pat biudžeto optimizavimo funkcija dar kartais praverčia, kai mes norime pratęsti sėkmingą auditoriją, bet mes turime kai ką pakoreguoti, kad algoritmas mums tą sėkmingą auditoriją taip pat sėkmingai toliau ir pratęstų. Tada mes turime atlikti kažkokį pakeitimą, kuris auditoriją paverčia vėl į peržiūros būseną, kad Facebookas vėl peržiūrėtų ir vėl ją patvirtintų. Tai kadangi tai dažniausiai būna jau sėkminga reklama, kurią mes norime tiesiog pratęsti toliau, mes turime pakoreguoti kažką tokio, kas nepakeistų parametrų. Tai dažniausiai mes tiesiog tai vienai auditorijai įjungiame biudžeto optimizavimą. Tokiu būdu Facebookas vėl peržiūri reklamą, jokie kažkokie esminiai pakeitimai nebūna padaryti, tačiau jisai vėl taip pat reklamą tinkamai išrodo, kaip prieš tai buvusį kartą, nors mes tiesiog jungiame biudžeto optimizavimą. Tai biudžeto optimizavimas dar kartais yra jungiamas būtent dėl to, kada mes norime pratęsti sėkmingą reklamą.
Jeigu turite klausimų, tai kviečiu juos užduoti Q&A grupėje. Juos mielai atsakysiu, o šiandien apie biudžeto optimizavimą tiek.